gerbiami klientai, gerbiami partneriai, malonu po tokio ilgo laiko pamatyti taip gausiai susirinkusią publiką. Gaila, kad gyvai vis dar negalim pasimatyti dėl tam tikrų priežasčių ir organizacinių dalykų, tačiau manau, kad neužilgo turėsim tokią galimybę. Tai dėkoju už parodytą dėmesį, kad taip gausiai čia susirinkot. Iš tikrųjų, šiandien norim pristatyti savo naująjį vaiką, kaip sakyt, kuriam tikrai komanda skiria didelį dėmesį, daug dienų negailėdami ir naktų kartais dirbom prie šito projekto. Aš pats asmeniškai pradėjau su šituo klausimu dirbti dar turbūt 2015 metais, kada pradėjom analizuotis, kokie būtų naujos sistemos poreikiai ir, kaip matot, kiek laiko praėjo ir pagaliau galim pristatyti savo sistemą. Kuom jie, sakyčiau, yra išskirtinė, tai yra tuom, kad nei vienas operatorius, mano žiniom, bent jau Europoje, netaiko tokio apsaugos metodo, kokį taikėme mes. Ir tai turbūt buvo vienas pagrindinių keblumų, kuris išilgino visą tą sistemos įdiegimo laikotarpį. Tai kai vėliau pamatysite pristatymo metu, sistemą sudaro 2 moduliai. Tai yra portalas, prie kurio jūs klientai galėsite prisijungti, matyti tam tikrą informaciją, užsakyti paslaugas ir atlikti kitą reikalingą funkcionalumą. Ir turim atskirą vidinę sistemą, kuri pagal gautą tą informaciją iš jūsų portale apdoros. Tai kitaip tariant, tos 2 sistemos yra atskirtos ir ta vidinė sistema jinai neturi jokio ryšio su internetu. Tai tokiu būdu užtikrinamas saugumas dėl informacijos, kaip pasakyti, išsaugojimo, ar ne? Tai šis sprendimas iš tikrųjų techniškai yra labai sudėtingas įgyvendinti, tai tas tikrai lėmė nemažai laiko vien tam, kad išsigryninti, kaip tą reikia padaryti, o vėliau ir reikalavo daug daugiau darbų negu paprasta sistema, kuri nėra apsaugota tokiu lygiu. Tai turbūt čia vienas pagrindinių aspektų, kodėl mums nepavyko sklandžiai startuoti ir tada pirmą kartą. Nuo to laiko prabėgo tikrai nemažai. Iš pradžių visai to nesitikėjom, tačiau gyvenimas parodo, kad kartais ir taip nutinka, tai dėl to norim labai atsiprašyti jūsų ir padėkoti už jūsų kantrybę, nes tikrai dėjom daug pastangų norėdami sukurti tokį produktą, kuris veiktų kaip įmanoma sklandžiau ir palengvintų visiems gyvenimą. Tai šitas produktas, pamatysit, kad suteiks visai kitokias galimybės, šiuolaikinės galimybės, vieni galbūt visom galės pasinaudoti, kiti galbūt nenorės pasinaudoti, tai matysite, koks tas yra funkcionalumas. Na ir aišku, turbūt reikia pažymėti, kad tai nėra tobula sistema, patys taip pat jaudinamės laukdami tos spalio 1 dienos, nes visko pasitaiko, tačiau pažadam, kad būsim kantrus ir pasiruošę išklausyti visų jūsų nuomonių, komentarų. Taip pat skirsime papildomų resursų sistemos paleidimo pradžiai, kad galėtume sklandžiai ir greitai reaguoti į bet kokį nesklandumą, su kuriuo galimai galite susidurti. Taip pat rangovas, kuris diegia šią sistemą, taip pat bus skyręs didesnių pajėgumų tai pačiai sistemos paleidimo pradžiai. Tai tikimės, aišku, kad viskas vyks sklandžiai, bet visko pasitaiko, todėl tikrai kreipkitės, reaguokite į nurodytus kontaktus, kuriuos vėliau pademonstruos kolegos ir kartu išspręsim tuos visus nesklandumus. Tai iš mano pusės turbūt tiek, tai linkiu visiems gero pristatymo, kad būtų ta pradžia nuo spalio 1 dienos lengvesnė ir vėliau, manau, net jeigu ir kils klausimų ne tik šiandien, bet ir vėliau, tai drąsiai kviečiu kreiptis į mūsų komandą, kuri mielai atsakys į visus klausimus. Tai pabaigai turbūt norėčiau padėkoti ir savo komandai, kuri, kaip ir minėjau, dirbo dieną ir naktį ir žinau, kiek tai kainavo kantrybės darbo, kad galėtume pagaliau šitą prezentaciją parodyti.
Tai ačiū visiems, kas prisidėjo prie šios sistemos sukūrimo. Na ir kaip ir minėjau, linkiu gero pristatymo. Tai ačiū ir žodį perduosiu Juliui, kuris ir papasakos apie funkcionalumą. Tai sveiki, mano vardas Julius, esu Ambergrit klientų grupės vadybininkas, šiek tiek papasakosiu apie pačią sistemą ir po to parodysiu jos galimus funkcionalumus šiuo atveju. Tai turbūt pirmas klausimas, kam apskritai reikalinga naujoji sistema. Visų pirma, aišku, kaip ir Justas minėjo, saugumo didelė dalis to sudaro šiuo atveju. Į tą dėjom daug pastangų ir darbo šiuo atveju, atitinkamai visai kitokia vartotojo sąsaja šiuo atveju, lengviau suprantama, patys duomenys yra tikslesni ir aktualesni ir norim tikėti, kad žymiai mažiau to rankinio darbo, funkcijos neperteklinės, o tos, kurios reikalingos šiuo atveju. Trumpai apie patį sistemos diegėją. Šiuo atveju mums padėjo visą šitą programą įgyvendinti vengrų informacinių technologijų įmonė Navitasoft, turinti ilgametę patirtį tokios programinės įrangos diegime visoje Europoje šiuo atveju. Labai panašus įrankis yra naudojamas ir mūsų kaimynų Latvijos Estų, būtent Connexus ir Elering. Tai kas naudojasi jų sistema, ras labai daug panašumų šiuo atveju ir pats naudojimas galbūt šiek tiek paprastesnis. Apie patį funkcionalumo sistemos šiuo atveju, ką joje bus galima atlikti šiuo atveju, tai pradedant nuo tam tikrų sutarties duomenų peržiūros, vartotojo paskyros, kiekvienas naudotojas įmoniai turės atskirus prisijungimus, ko nebuvo iki šiol, atitinkamai pajėgumai, kiekio paraiškos, pajėgumų užsakymas, kiekio paraiškų teikimas, PVM sąskaitos faktūros bus prieinamos tenais ir visa su jomis susijusi informacija, bei papildomai bus galimybė pasinaudoti vadinamą API funkcionalumu, kai jeigu kartais nenorėtumėt naudotis portalu, yra galimybė sujungti mūsų vidinę sistemą su jūsų turima ir apsikeisti duomenimis tokiu būdu. Svarbu paminėti, kad norint tą daryti, sistema turi jūsų palaikyti AS4 protokolą ir gebėti keistis būtent EDIGAS žinutėmis, nes viskas paremta šioje sistemoje būtent šiais principais šiuo atveju. Turim kelis etapus šiuo atveju, ne visi funkcionalumai bus prieinami nuo spalio 1. Pirmuoju etapu vartotojai galės būtent matyti savo duomenis, užsakinėti pajėgumus, teikti pajėgumų užsakymus, paraiškas antriniai rinkoje, atsisakyti jų, bei taip pat teikti kiekio paraiškas. Antruoju etapu, tikimės kitais metais, bus prieinama su sąskaitom susijusius informacija ir būtent pačios sąskaitos. Tai akcentas yra šiuo atveju, kad startavus spalio 1 dieną sąskaitos vis dar bus prieinamos senoj mūsų dabartiniai sistemai šiuo atveju ir visa reikiama su jomis susijusi informacija bus vis dar pasiekiama joje. Tai labai svarbus akcentas būtent, kad naujoje jūs matysite tam tikrus funkcionalumus, bet jokios informacijos tenais nebus. Tai prašau šiuo atveju naudotis būtent dabartinių įrankių, būtent po spalio 1, o kai jau bus padaryti pokyčiai su sąskaitomis, mes atskirai pristatysime būtent juos ir parodysime jos funkcionalumus. Taip pat tas papildomas funkcionalumas API vadinamas, kad būtent irgi bus įgyvendintas, tikimės, kitais metais, galimybė būtent susijęti jūsų sistemą su mūsų vidinė, apeinant šiuo atveju portalą, su galimybė apsikeisti būtent duomenimis tokiu būdu šiuo atveju. Pereisiu gal šiuo atveju ant pačios savitarnos. Kitą savaitę turėtume atgauti šiuo atveju laiškus iš mūsų komandos, būtent su visa reikiama informacija apie prisijungimus ir nuorodomis.
paspaudus atitinkamai ant pačios nuorodos pirmajame lange atsiduriame į štai va tokį būtent pirminį langą. Jame kažkokių daug funkcionalumų nėra šiuo atveju, arba sign in, arba yra komentaras need help, tai būtent galite turėdami kažkokių problemų parašyti mums laišką ir tokiu būdu kontaktuoti. Aišku, mes esam pasiekiami ir kitais, tiek telefonu būdais, tai tikrai drąsiai būtent tiek prieš startą, tiek po jo kreipkitės. Tai ką darom toliau, spaudžiam sign in, patenkam į sekantį langą, kuriame reikia suvesti būtent prisijungimo vardą ir slaptažodį. Kai gausit nuorodas šiuo atveju, pirminiu atveju jums reikės spustelt forgot password mygtuką ir suvesti savo prisijungimo vardą. Tas vardas yra jūsų elektroninio pašto adresas, kurį naudosit. Ir būtent elektroninio paštą gausit nuorodą, kur būsit nukreipti būtent į sistemą ir reikės jums susivesti būtent slaptažodį. Ta padarius, galėsit prisijungti prie pačios sistemos pirmą kartą. Tai prisijungus patenkam į vadinamą namų langą. Kaip tai atrodo šiuo atveju, viskas pakankamai paprasta, daug kol kas informacijos mes papildomai čia netalpinam. Iškart akcentuosiu, kad viršutiniam kairiam kampe bus patalpinta instrukcija, kas liesis naudotojo funkcijos. Būtent šioje vietoje jūs galėsit ją išsiimti ir pasižiūrėti, jeigu kils kažkokių klausimų papildomų, tai tikrai drąsiai ją naudokitės. Viršutiniam taip pat kairiam kampe yra pagrindinės 4 funkcionalumų skiltis. Apie šiek tiek plačiau vėliau papasakosiu. Dešiniai viršutiniam lange matosi būtent paskyros sistemos naudotojų, su kuriais dirbate. Jų gali būti ir keletą, jeigu pas jūs yra tokia situacija, bet įprastai tai yra viena įmonė šiuo atveju. Šalia matomas data ir laikas. Dešiniau kalbos parinkti, šiuo atveju sistema dirbs 2 kalbomis, lietuvių ir anglų. Ir trumpa paskyros informacija, čia papildomai kažkokių funkcionalumų nėra, kas dirba, sistemos informacija bei atsijungimo mygtukas šiuo atveju. Tai grįžtam prie pagrindinių 4 tų funkcionalumų: administravimas, pajėgumai, kiekio paraiškos ir atsiskaitimas. Apie administravimą papasakosiu pačioj pabaigoj. Pradėsiu gal šiuo atveju nuo pajėgumų skiltis, kuri aktualiausia. Paspaudus matome 4 papildomus mygtukus. Pirmasis būtent siūlomi pajėgumai, patekus į šį langą yra prieinami ir matomi visi šiuo metu galimi užsakyti perdavimo sistemai pajėgumai šiuo atveju. Tai tų puslapių čia yra tikrai daug ir jų pastoviai bus, tai prašymas visada naudotis būtent filtro pagalba esančia viršui, išsifiltruoti būtent jums reikiamą produktą ir tokiu būdu jau užsakyti šiuo atveju. Viršui papildomai virš filtro matomi 3 papildomas skiltis. Pirmoji yra būtent siūlomi pajėgumai, antroji yra būtent užsakytų pajėgumų produktai. Čia būtent tie produktai, kuriam jau buvo pateikti prašymai juos įsigyti. Ir paskutinė skiltis yra būtent patvirtinti pajėgumų produktai. Čia jau atsigula galiausiai tie, kurie būtent jums buvo priskirti ir jie yra galutinai patvirtinti šiuo atveju. Tai kiek plačiau apie juos vėliau, apie patį užsakymo procesą šiuo atveju. Kai jūs jau žinot, kokio produkto šiuo atveju jums reikia, jūs tiesiog ar filtro pagalba, ar per puslapius vaikščiodami išsirenkat jums reikiamą produktą. Tarkim, aš pasirinksiu rytojaus dienos akmenės sesiją, aktyvuojasi atitinkamai prašyti pajėgumų mygtukas, spustelėt jį. Papildomai atsiranda langas su papildoma informacija, visada jį reikia pasitikrinti, koks DSS, kokia kryptis, koks tai produktas, nuo kada iki kada galioja, papildomai rodomas, kiek yra galimas kiekis per parą tuo metu ir tiek. Įvedam mums norimą įsigyti kiekį, pirmame lange įsirašomas pats kiekis, antrame nurodomas minimalus kiekis. Ką tai reiškia, kad jei kartais sistema apribotų ar sumažintų jūsų užsakomą kiekį, čia galima būtų palikti, jeigu paliktumėte vienetuką, sistema realiai nuo 1000 iki vieneto galėtų jums papildomai palikti tik tą minimalų kiekį šiuo atveju. Jeigu vis dėlto jūs tenkina tik tai tas 1000 kW per parą, jūs čia tada įrašot šiuo atveju 1000 kW. Tada sistema, jeigu jau apribos šiuo atveju, gausit arba 1000 arba 0, jeigu tokia situacija susiklostytų. Ir spaudžiu pateikti prašymą, dar kartą paspaudžiu taip. Sistema
prasisuks ir šitas prašymas šiuo atveju nueis į sekantį langą, būtent užsakytų pajėgumų produktus. Išsifiltravus galima matyti, kad statusas yra išsiųsta, šiek tiek praėjus laikui būsena pasikeičia į priimtą. Jeigu kartais būtų atmesta, reikia gilintis, papildomai turim dešiniai pusiai pranešimo, tokio patvirtinimo pranešimus. Jeigu kyla kažkokių problemų būtent sistemai, būtent galima pasigilinti, dėl ko buvo atmesti toks pajėgumų prašymas ir jeigu reikia papildomai ar kreiptis į mus, ar papildomai bandyti pakartoti šiuo atveju. Iš karto atsiprašau už tam tikros vietas, vertimai kol kas ne visur yra pilnai įgyvendinti, tai su laiku irgi bus viskas atlikta šiuo atveju. Tai va, sistema įprastai pajėgumus paskirsto kiekvieną valandą šiuo atveju, tai jeigu aš dabar pateikiau po 10:16 būtent prašymą, sistema 11, šiek tiek po 11 turėtų man jį priskirti ir tas užsakytų pajėgumų produktas būtent jau pereis į patvirtintų pajėgumų produktų skiltį ir būtent joje bus matomas galutinis jūsų turimų produktų sąrašas šiuo atveju. Labai svarbu paminėti būtent, kad į vienetus akcentuoti, kadangi mūsų sistema dirba tokiu kaip hibridiniu būdu, kadangi santakos taške turim valandinį režimą būtent jungtyje su Lenkija. Visur kitur vis dėlto turim dar kilovatais per parą režimą. Labai svarbu akcentuoti, kad būtent į tą vietą reikėtų atkreipti dėmesį. Tai į parą būtent produktai galioja nuo 7 iki 7, tačiau santakos taške jie gali būti matomi būtent jeigu tai yra einamos paros produktas, tai gali būti matomas ir nuo 12 iki 7 ryto ar nuo 10 vakaro iki 7 ryto, tai tą vietą svarbu akcentuoti ir atkreipti dėmesį šiuo atveju. Papildomai kažko daugiau šitame lange nėra, svarbiausia turbūt dalis, su kuo dirbti, yra būtent šita vieta, būtent siūlomi pajėgumai. Labai svarbu akcentuoti, kad kartais jeigu filtrą užsidedat ant kažkokio objekto, atsifiltravus sąrašą iš naujo, vėl grįžtamas į tuščią šiuo atveju vėl iš naujo langą. Tai visada labai svarbu pasižiūrėti būtent ant kokio objekto, kokio produkto ir objekto paspaudyti būtent mygtuką ir būtent tam antrame lange pasitikrinti, ar tikrai būtent tame sujungimo taške prašote pajėgumų, kad po to nebūtų klaidų šiuo atveju ir per klaidą nebūtų užsakomi pajėgumai ne ten, kur jūs norite juos užsakyti. Apie šitą skiltį turbūt tiek. Antrinis langas yra būtent antrinės pajėgumų rinkos. Šitoje vietoje vartotojai turintys tokį poreikį sistemai gali pateikti būtent prašymus perleisti savo turimus pajėgumus antrinėje rinkoje būtent kitam sistemos naudotojui. Šie prašymai gali būti teikiami praktiškai visiems sujungimo taškam, išskyrus santakos taške ir Kemėnuose būtent jungtyje su Latvija. Tie prašymai, ta informacija šiuo atveju yra valdoma būtent kitų operatorių, tai Kemėnų taške tą administruoja kaimynai Latvijai Connexus Baltic Grid, tai būtent visi prašymai turi atsigulti pas juos, o santakos taške administruoja aukciono administratorės Lenkijoje GSA būtent. Tai visa informacija iš jų mums ateina automatu ir nieko papildomai daryti būtent šiandien nereikia. Tačiau visuose kitose taškuose, jeigu jums yra toks poreikis, jūs turit būtent kitą sistemos naudotoją, kuriam norit perleisti pajėgumus, būtent šitoje vietoje turi būti teikiamas prašymas. Tai kaip tas atrodo šiuo atveju, spaudžiama naujas, atsidaro papildomas langas, šitoje vietoje būtent nurodomas sandorio ID, kurį jūs kaip ir susigalvojat su kita pusė patys. Svarbu akcentuoti, kad deklaruojant šitą prašymą, tą daro abi sandorio pusės ir tas ID kodas būtinai turi sutapti abiejose pusėse. Jeigu nesutaps, sistema atmes galiausiai šitą prašymą ir tiesiog patys pajėgumai nepereis kitam naudotojui. Tai suvesti šiuo atveju. Taip, tarkim, žinau, kad vartotojas turi mėnesinius pajėgumus. Tarkim, spalio 1 dienai parduoti, kitos sandorio pusės parduodantį neturi nurodyti. Pasirenku būtent norimą tašką, tarkim,
didelį kiekį, nuolatiniai pajėgumai ir šiuo atveju visi pas mus pajėgumai šitoje vietoje turi būti nesusietieji. Ir šiuo atveju pateikiu prašymą bent jau filtro pagalba. Aš nusifiltruosiu į norimą būtent ir dabar statusas yra išsiųsta, bet jis turėtų pasidaryti patvirtintą, o su laiku ir suderintas jis šiuo atveju gaunasi. Tai vat padariau tą kaip vienas sistemos naudotojas, prisijungus kaip kitas šiuo atveju galiu tą patį prašymą pateikti kaip įsigyjanti šiuo atveju pusę, pasirenku norimą galiojimo produktą, šiuo atveju čia nurodau pirkti, nurodau, kad pardavė šitą šalis, visą kitą papildomą informaciją. Tai nesusietėjai. Ir lygiai taip pat irgi susitikrinu, ar visa informacija pateikta teisingai ir pateikiu prašymą. Tai padarius antrai pusiai, sistema praėjus tam tikram laikui patvirtins būtent šitą prašymą ir tie pajėgumai būtent pereis antrajam sistemos būtent naudotojui. Tai vat toks funkcionalumas papildomai čia kažko daugiau kaip ir daryti nereikia. Sekantis pajėgumų langas yra pajėgumo atsisakymas. Šitoj vietoj būtent sistemos naudotojas turi teisę atsisakyti savo turimų pajėgumų, bet šiuo atveju mūsų sistemoje tą padaryti gali tik tai vieninteliam taške, tai yra Klaipėdos įleidimo taške būtent, nes būtent, kaip minėjau prieš tai, kas liečia antrinę rinką, visi sandoriai būtent sudaromi santuokoje arba kiemienuose administruojami yra kitų sistemos operatorių, tai lygiai tas pats yra su pajėgumo atsisakymu. Visa informacija būtent turi būti atiduodama jiem ir būtent tas atsisakymas automatiškai ateina iš šių sistemų mum. Tai vienintelis taškas, kuriame galima tą padaryti, tai būtent yra Klaipėdos taškas, kuriame būtent šita taisyklė galioja. Kaip tas daroma, irgi pakankamai paprasta, pasirenkamas būtent galiojimo laikas, kokiai datai jūs norit pateikti prašymą atsisakyti šiuo atveju tų pajėgumų. Nurodomas būtent sujungimo taškas, čia matysit jų daug, bet realiai vienintelis Klaipėdos, kitus sistema atmestų ir būtent nurodau, kokį kiekį noriu, kokiai dienai šiuo atveju atsisakyti. Pateikiu prašymą, sistema irgi jį apdoros, dabar statusas išsiųsta, bet su laiku jis pasidarys priimta. Vienintelis niuansas ir labai svarbus, kad būtent atsisakomas kiekis ne visą laiką bus atiduotas kažkokiam kitam vartotojui. Kaip tai veikia, kad visų pirma sistemoje jei yra laisvų nuolatinių paprastųjų pajėgumų šiuo atveju ir tik kol jie nėra užsakyti, tol sistema nenaudoja būtent atsisakymo ir tik tai po to, jei bus užsakyti visi prieinami nuolatiniai pajėgumai, tik tokiu atveju sistema paimtų jūsų būtent jūsų atsisakomus ir tik tuo atveju perleistų būtent kažkam kitam. Dėl to papildomai yra atsisakomas kiekis eilutė, bendras atsisakomas kiekis ir bendras atsisakytas kiekis. Tai šiuo atveju, jei susiklostytų taip, kad pasibaigus būtent atėjus tam jau periodo laikotarpiu būtent, jeigu iki to laiko sistema jų neperleis kitam naudotojui, jie po periodo grįš vis tiek jum ir jūs turėsit prievolę šiuo atveju susimokėti už tos pajėgumus ir jie liks šiuo atveju jum. Tai čia kaip toks papildomas perkrovos valdymo elementas būtent, kad tik tai užsakius visus laisvosius pajėgumus, tik tuo atveju įsijungia šitas mechanizmas. Papildomai šiuo atveju šito vietoje irgi lygiai taip pat kaip prieš to nieko nėra, tik pats prašymų teikimas būtent turi būti daromas čia ir, kaip minėjau, tik tai kol kas Klaipėdos DASO sujungimo taško šiuo atveju. Paskutinis iš pajėgumų skiltis ir vartojimo pajėgumų langas, šiuo atveju, kas turit klientų ESO sistemoje šiuo atveju skirstymo operatoriaus, tai yra aktualu šiuo atveju, nes papildomai yra poreikis teikti būtent vartojimo pajėgumų, būtent informaciją ESO
ir ta visa informacija automatu atitinkamai pasiekia mus būtent iš skirstymo operatoriaus. Įvesties kažkokio šitoje vietoje čia irgi negali būti, tik tai pasitikrinimo ir jūsų duomenys yra teisingi, mes visą informaciją iš jų gauname automatu. Tai atitinkamai čia yra 3 langai, prognozė būtent kokia yra būtent pateikiama ESO, faktas ateina po kiekvieno mėnesio šiuo atveju ir galutinis jau ateina, šiuo atveju čia nėra informacijos, bet galutinis ateina jau užsidarius metam šiuo atveju. Tai tik tai pasitikrinimui, ar nėra kažkokių viršymų ir panašiai, tai visa informacija aktuali būtent bus patalpinta vartojimo pajėgumų skiltyje. Filtro pagalba irgi drąsiai naudokitės ir susirasti, jeigu reikiamą informaciją būtent tokiu būdu. Su pajėgumų skiltim tiek, sekantis turbūt svarbi vieta yra kiekio paraiškų teikimas šiuo atveju, pats langas atrodo taip. Kas skiriasi gal nuo dabartinės sistemos, kad dabartiniai sistemai nebuvo galimybės užsisakyti einamos paros pajėgumų ir tas buvo viskas daroma būtent per kiekio paraiškas patikslinamas. Šiuo atveju dabartinė naujoji sistema turės tą galimybę užsisakyti pajėgumus būtent mano prieš tai rodytame lange kaip einamos paros produktui ir papildomos prievolės teikti kiekio paraiškas būtent nėra. Tai kas liečia vidinius išleidimo taškus, tenais teikti kiekio paraiškų nėra būtinybės. Šiuo atveju jūs šitoje vietoje teikdami paraišką net nerasit išleidimo papildomų taškų. Tai labai svarbu akcentuoti, kad jeigu einamos paros momentų jūs matot, kad jums trūksta, jūsų suvartojimas bus didesnis negu turimi pajėgumai bendri šiuo atveju, jūs einate į būtent siūlomų pajėgumų langą, susirandat jums reikiamą sujungimo tašką, pasirenkate einamos paros produktą ir užsakote, jeigu reikia papildomus pajėgumus, kad tas atitiktų jūsų norimą suvartojimą. Papildomai kažko teikti per kiekio paraiškas nėra prievolės šiuo atveju. Tas pajėgumų užsakymas turi būti daromas realiai iki 4 ryto, bent jau taisyklėse tas niekas nesikeičia. Grįžtant į tą patį kiekio paraiškų langą, tai ten prievolė teikti kiekio paraiškas yra tiems sistemos naudotojai, kas būtent naudojasi tarptautiniais taškais, tai yra Santaka ir Kemėnais. Klaipėdos nominacijas administruoja Klaipėdos nafta ir visą reikiamą informaciją mes gaunam iš jų automatu šiuo atveju, tai teikti kiekio paraiškų prievolės irgi taipogi nėra. Ir atskiras būtent kiekio paraiškų teikimas yra būtent vadinamam VTP LT taške, tai virtualus prekybos taškas, būtent jame sistemos naudotojai deklaruoja būtent kam parduoda arba iš ko perka dujas šiuo atveju. Tai čia šiek tiek atskirai papasakosiu vėliau. Tai pirminis, kaip tas daroma, būtent jeigu jūs būtent norit nominuoti papildomai išorinėme taške, to tik pasižiūrėsiu, kokius pajėgumus, kur mes turim. Santaka, ok. Papildomai būtent kiekio paraiškų lange svarbu pasirinkti norimą dujų parą. Kiekio paraiškos galimos teikti 7 kalendorinės dienas į priekį šiuo atveju. Tai tarkim, aš pasirenku 23 rugsėjo, spaudžiu naują, pasirenku sujungimo tašką, tarkim, Santakos, kur turiu pajėgumų, nurodau įėjimą, jeigu neklystu, tenais buvo. Kita sandorio pusė šitoje vietoje įprastai deklaruojant nominacijas būtent tarptautinėse taškuose įprastai yra ta pati įmonė, būtent kurią jūs ir atstovaujat. Kita sandorio pusė labiau yra naudojama būtent tose VTP LT kiekio paraiškose, apie kurias šiek tiek vėliau papasakosiu. Nurodomas įleisti kiekis, kiekio paraiškos tarptautinėse taškuose yra 2 pusės šiuo atveju. Spaudžiu išsaugoti, sistema ją priėmė. Vienintelis niuansas, kad norint išsaugoti, tai nereiškia dar pateikta, papildomai yra langas pateikti. Labai svarbu nepamiršti to padaryti, nes dažnu atveju tik suvedus tą kiekio paraišką, jinai taip ir liks kaboti ir nebus sistemos apdorota šiuo atveju. Tai labai svarbu būtent paspausti tą pateikti mygtuką. Dabar būsena irgi taipogi išsiųsta, po kiek laiko sistema arba priims, arba atmes priklausomai nuo situacijos. Jeigu kartais atmeta, jinai paraudonuoja, atitinkamai dešiniai pusė atsiranda pranešimo langas, jame galima pasiskaityti būtent
dėl ko buvo jūsų kiekio paraiška atmesta ir atitinkamai imtis kažkokių papildomų veiksmų. Svarbus akcentas, kad visada galima kiekio paraišką keisti, jeigu jūs norit nominuoti didesnę, tai būtent jums reikia per tą vietą, ne per naują, o būtent per čia, nes sistema realiai, jeigu bandysite įvesti naują, sistema jau išmes jums klaidą, kad tokia kiekio paraiška jau yra. Tai viską daryti būtent, jeigu reikia papildomai perkeisti. Įvedus kiekio paraišką atsiranda papildomai dešiniai valandinis būtent pasiskirstimo toks langas šiuo atveju, kur jūsų kiekio paraiška yra išdalinama būtent valandomis. Tai kaip jinai veikia šiuo atveju, jinai ima jūsų skaičių, jeigu jis nesidalina iš 24, pirmom 23 valandomis padalina vienodą skaičių ir visą likusį kiekį pakabina ant paskutinės valandos šiuo atveju. Tai tas svarbu būtent santuokos taške nominuojant tenais nominacijos negali būti priemamos už buvusias valandas šiuo atveju, kaip galiu parodyti, pavyzdžiui, einamą parą. Tarkim, jeigu aš nuspręsčiau keisti nominaciją, aš ją galiu šiuo atveju keisti tik tai nuo 1 valandos šitoje vietoje. Tai santuokai būtent mechanizmas veikia taip, kad jinai leidžia nominuoti tik tai ateities valandom arba visai parai, jeigu tas daroma į priekį, kaip mes prieš tai susivedėm. Kamienų taške sistema šiuo atveju leidžia nominuoti visom paros valandom, nesvarbu, koks tai būtų nominuoti visom valandom visai parai, nesvarbu, koks tai būtų metas šiuo atveju. Tai labai svarbu akcentuoti, kad norint šiuo atveju, kad sistema teisingai suderintų kiekį, atliktų tą vadinamą matchingą būtent su kitu operatorium, tos kiekio paraiškos yra reikiamos abiem pusėm. Ir svarbu, kad tie valandiniai kiekiai šiuo atveju atitiktų abiejose pusėse. Tada bus sklandus derinimo procesas ir sistema šiuo atveju tiek viena, tiek kita sėkmingai sumečins būtent tos kiekius ir patvirtintas kiekis turėtų būti toks pat įprastoj praktikoje. Nes jeigu kartais valandos skirtųsi, ypač santuokos taške, tai tikėtina, kad būtų patvirtintas mažesnis jums norimas kiekis. Tai tą labai svarbu akcentuoti visada, žiūrėti į valandinį irgi pasiskirstimą šiuo atveju. Tai vat, pats procesas toks būtent su tarptautiniam kiekio paraiškom, dabar klausimas dėl būtent tos VTP, būtent virtualiam prekybos taške naudojamų kiekio paraiškų. Yra galimybė šiuo atveju teikti tiek dvipusės, tiek vienpusės kiekio paraiškas. Ką tai reiškia? Kad šiuo atveju vienpusė kiekio paraiška leidžia tik vienai pusiai pateikti kiekio paraišką apie parduodamą. Įprastai tai būna pardavėjas, apie parduodamą kiekį šiuo atveju kitai pusiai ir papildomai antrai pusiai įsigyjančiai nieko papildomai daryti nereikės šiuo atveju. Vienintelis akcentas su vienpusiam nominacijom, kad visi šiuo atveju sistemos naudotojai, už kuriuos norite teikti kiekio paraiškas būtent, turi būti suvesti atitinkamai mūsų vidiniai sistemai. Ir mes apie tai turim šiuo atveju žinoti. Ypač jeigu atsiranda kažkoks naujas vartotojas naują mėnesį, iš anksto turite informuoti apie tai Amber Gridą ir tik tuo atveju, jeigu mes susivesim tos duomenis būtent mūsų vidiniai sistemai, tik tokiu atveju būtent bus leidžiama pateikti vienpusę kiekio paraišką, tai šiuo atveju pardavėjas galės deklaruoti už kitą pusę. Kita pusė automatiškai po kiekio paraiškos apdorojimo matys tą kiekio paraišką, jam papildomai kažko daryti nereikės. Tai prastai šitą praktiką turbūt ir bus populiaresnė, bet labai svarbu akcentuoti, kad jei jūs teikiat 5 kiekio paraiškas būtent VTP.lt taške su skirtingom sandorio pusėm ir viena iš sandorio pusių nėra nustatyta pas mus vidiniai sistemai, visos 5 bus atmestos, nes tai šiuo atveju paremta kaip viena EDIGA žinutės principų ir visos bus atmestos iki tol, kol ta pusė nebus įvesta mūsų vidiniai sistemai. Tai šiuo atveju tas labai svarbu akcentuoti, kaip tas daroma šiuo atveju, jeigu aš esu kaip pardavėjas, aš nurodau išėjimą, jeigu, tarkim, nuspręstume teikti dvipusės, tada turėtume įsigijęs rodyti kaip įėjimą šiuo atveju. Nurodoma kita sandorio pusė, tarkim, kad aš parduodu tam, nurodau
jam parduodamą kiekį, spaudžiu išsaugoti ir lygiai taip pat spaudžiu pateikti. Kol kas būsena šiuo atveju išsiųsta, bet kai bus apdorota, jinai pasikeis į patvirtintą arba kažkokiu būdu bus atmesta šiuo atveju. Tai su būtent VTP nominacijom būtent pateikimų tiek, valandinės reikšmės nėra tiek svarbu, bet jeigu vis dėlto jūs nuspręsit naudoti VTP tame taške dvipusį kiekio paraiškų tipą, tada jau prievolė teikti, norint, kad kiekis sutaptų, yra prievolė ir kitai sandorio pusei tą daryti. Jei tas daroma einamą parą, yra netgi prievolė tą pačią valandą tą kiekio paraišką pateikti. Tai jeigu dabar yra po 10:37, būtent tarp 10 ir 11 ryto, abu sistemos naudotojai turi pateikti paraiškas, kad jų būtent norimas kiekis susiderintų šiuo atveju. Tai tas dvipusis kiekio paraiškų tipas tą leidžia, bet turbūt daugelis iš jūsų turbūt rinksis vienpusį kiekio paraiškų teikimo metodą būtent. Tik dar kartą pasikartosiu, labai svarbu, kad mes būtume sukonfigūravę būtent jūsų partnerius, būtent jūsų kitą pusę šiuo atveju, kurią jūs būtent parduodate dujas. Tai su kiekio paraiškom turbūt tiek, papildomai čia kažko daugiau turbūt ir nėra. Papildomas kiekio paraiškų langas yra būtent kiekio paraiškų apžvalga, papildomos įvesties jame jokios kaip ir būti negali, vienintelis čia yra filtro pagalba, galima išsifiltruoti, pasižiūrėti nuo tam tikro laikotarpio mano pateiktas visas kiekio paraiškas. Tai tiesiog lengva duomenų peržiūra, kiekio paraiška būtent pateiktas koks kiekis, koks buvo sistemos patvirtintas kiekis, kokia būsena ir panašiai. Tiesiog būtent tam šitas įrankis ir pritaikytas. Su kiekio paraiškom tiek atsiskaitimo langas turi šiek tiek daugiau informacijos. Visa šiuo atveju šitoj skilti esanti informacija yra tik tai peržiūrėjimo pobūdžių, būtent papildomai kažko įvedinėti čionais nebus galima. Tai papildomai pirmasis langas yra disbalanso langas, kur kaip jau imponuoja pavadinimas, būtent už kiekvieną dujų parą bus galima pasižiūrėti vartotojo būtent sugeneruotą disbalansą. Būtent tai čia šiek tiek yra istorinių duomenų, visur matom, kad nuliai šiuo atveju viskas tvarkoja, bet kitu atveju čia gali būti arba perteklinis kiekis, arba trūkstamas kiekis ir būtent kas liečia disbalansą, šitoje vietoje matysit būtent visą kiekvieną dujų parą reikalingą informaciją. Viršutinėme lange matomas bendras disbalansas, apatinėme yra subportfolio disbalansas, ką tai reiškia, kad yra sistemos naudotojų, kurie, jeigu jūs pasirinkot balansuoti, teikti balansavimo paslaugas kažkokiam kitam sistemos naudotojui, atitinkamai pasirinkus, jūs čia matysit daugiau negu tik savo įmonę, bet ir kitą šiuo atveju įmonę, nes sąrašas čia yra. Tai papildomai turiu omeny, kad sąrašą matot platų, bet būtent jeigu nėra papildomo balansavimo teikiama kitai įmonei, čia jūs realiai matysite tik tai savo įmonę, tai tą pačią informaciją būtent. Su disbalanso langu turbūt tiek, sekantis yra priskirimo langas, vadinamos alokacijos būtent, tai čia irgi visi matomi jau būtent suvartojami kiekiai šiuo atveju kiekvienam sujungimo objekte. Jei ta informacija ateina iš ESO, jinai ateina automatu būtent, nieks šiuo atveju nesikeis, kas buvo ir dabartiniai sistemai, informacija irgi bus atvaizduojama čionais. Tai būtent visi priskirimai, būtent koks suvartojamas kiekis atvaizduojami būtent čionais. Tai irgi tiek filtro pagalba, tiek sujungimo taškas, tiek kryptis, tiek nuo kada iki kada, papildomai čia irgi sistemos naudotojų sąrašas platus, bet jeigu jūs dirbate tik už vieną, matysit tik tai savo vienintelį sistemos naudotoją, papildomų jūs tikrai nematysit šiuo atveju. Pirminis priskirimas atliekamas pasibaigus kiekvienai dujų parai, galutinis priskirimas būtent jau, kai užsidaro dujų mėnesis ir jau yra suskaičiuojami visi rezultatai, čia būtent matysis galutiniai, būtent kiekvienam sujungimo taške matomi rezultatai šiuo atveju. Tai kol kas mes jų neturim būtent, bet
informacija būtent su galutiniais bus pateikiama šitoj vietoj. Šitoj vietoj, aišku, papildomai atsiskaitimo lange yra prognozės, būtent ne kasdienių apskaitos vietų, tai būtent tiems sistemos naudotojas, kas dirba su energijos skirstymo operatorium, turbūt žino, kad jie teikia prognozės tris kartus. Ir būtent visa informacija susijusi su ją ateina būtent į šitą langą. Ir būtent čia jinai bus atvaizduojama atitinkamai 3 versijos, kadangi neturim čia informacijos, negaliu parodyti, bet bus atitinkamai rodomas tiesiog ESO prognozuojamas išleidimo, išleidimo šiuo atveju kiekis būtent bendras ir nurodoma versija. Tai tas kaip minėjau, daroma 3 kartus paroje būtent. Tai visa informacija bus atvaizduojama šitoje vietoje. Sekantis langas yra papildomas dalyvio duomenų langas, būtent čia visa informacija susijusi su jūsų kaip ir rekvizitais, šalis, miestas, adresas, duomenys ir panašiai viskas atvaizduojame šitoje vietoje. Papildomai įvesties, kaip minėjau, čia negali būti, langai kai kurie tą kaip ir nurodo, kad galima, bet prašymas yra, jeigu pas jūs kažkas keičiasi, adresas, telefonai, kiti kontaktiniai duomenys, kad šitoje vietoje nieko netlikinėti, tiesiog kreiptis į Amber Gridą ir mes patys šiuo atveju pakoreguosim jūsų informaciją ir papildomai jums nieko daryti čia nereikės. Tai prašymas to ir nedaryti, tik tai dėl viso pikto galima pasitikrinti, jeigu matot kažkokių neatitikimų, dar kartą prašymas kreiptis į mus. Sekantis yra sutarties langas, būtent čia matoma būtent su Amber Gridu sudaryta sutartis, apie ją šiek tiek informacijos. Lygiai taip pat prašymas, matysit, kad čia tam tikros funkcijos leidžia tą daryti, bet iš tikrųjų, jeigu yra poreikis kažką pakeisti, kreipkitės į mus tiesiogiai ir mes jau šiuo atveju atliksim tas reikiamas korekcijas papildomai, tikrai nieko šitoje vietoje nedarykit. Papildomi paskutiniai langai, apie kuriuos aš dabar papildomai nepasakosiu, tai yra sąskaitų informacijos ir sąskaitų faktūros apžvalga. Kaip minėjau, pačioj pradžioj startavus pirmame etape šitos vietos nebus aktyvios. Tai šiuo atveju čia bus tušti duomenys, jūs nieko nematysit, jokių sąskaitų, nieko čia nebus. Prašymas naudotis dabartinę veikiančią sistemą, sąskaitos bus atvaizduojamas joje. Ir visa su jomis susijusi informacija bus taip pat atvaizduojama būtent dabartiniai sistemai. Tai papildomai tie langai matomi, bet juose kol kas jie yra nekorektiški. Jeigu kažką ir matysit, kažkokią informaciją, prašome ją nesivadovauti, nes jinai yra neteisinga šiuo atveju. Tai tik jau, kai paleisim antruoju etapu būtent šitos funkcionalumus, tada atskirai informuosim, turbūt padarysim pristatymą ir tada daugiau šiek tiek papasakosim iš tos vietos. Su atsiskaitimo turbūt langų tiek. Pirminis, kurio pradžioje nepasako, administravimo langas susideda tik tai iš pranešimų žurnalų šiuo atveju. Tai visi mūsų iki šiol atlikti veiksmai, ar tai kiekio paraiškos teikimas, ar atsisakymas, ar pranešimas apie perleidimą, visa informacija tiek siunčiama iš mūsų, tiek gaunama į mūsų portalą, visa yra atvaizduojama pranešimo principu šiuo atveju. Tai visi tie pranešimai, kiekvienas veiksmas yra atvaizduojami būtent šitoje vietoje. Būtent ir juos kiekvieną galima, jeigu tai yra toks poreikis, galima irgi išsifiltruoti tiek pagal kryptį, dokumento ID, koks tai dokumento tipas, viskas paremta DIGAS būtent žinučių principu, plačiai būtent naudojamų visoje Europoje. Ir būtent tokiu būdu galima pasižiūrėti, pasitikrinti tam tikrą informaciją, jeigu yra toks poreikis. Visada galima pasižiūrėti papildomai pranešimų langas, taip atrodo, tarkim, viena iš DIGAS žinučių, papildomai matomas kažkoks errorų langas, jeigu jų yra. Galima taipogi atsisiųsti tą žinutę kaip XML formatu ir tiek šiuo atveju. Tai šioje vietoje būtent galima pasižiūrėti visus ateinančius ir einančius pranešimus, kas tai liečia šiuo atveju. Tai paspaudus Amber Grid logo visada grįžtama į tą pradinį puslapį ir tiek turbūt. Papildomoj, kaip minėjau, spalio 1 startuojam, prisijungimus visai reikiamą informaciją turėtų jūs pasiekti kitą savaitę. Prašymas bus
pradėti būtent paskutinės, būtent kada galima teikti senoji sistemai, būtent kaip čia nurodyta rugsėjo 30 diena. Jau pačią rugsėjo 30 spalio mėnesio būtent produktam jau bus galima teikti ar tai kiekio paraiškas, ar užsakinėti pajėgumus, būtent kol kas produktam, kurie yra rugsėjo mėnesio, tarkim, prašome neteikti jokių paraiškų ir ne užsakinėti šio atveju pajėgumų, nes jūs juos matysit. Ir visi duomenys, jeigu, tarkim, savo paskyroje matytumėt kažkokius duomenys už rugsėjį ar ankstesnius laikotarpius, prašome jie šiuo atveju nesivadovauti, jinai yra nekorektiška, tik tai nuo spalio 1 dienos duomenys jūsų sistemoje, jūsų paskyroje turi būti teisingi ir būtent jeigu jums yra poreikis pasitikrinti informaciją, kas liečia senesnius laikotarpius, tai prašome tą daryti būtent dabartiniai veikiančiai sistemai senoji, jinai bus prieinama peržiūros teisėmis būtent iki kitų metų spalio 1 dienos. Taip pat, ką jau minėjau kelis kartus, pačios PVM sąskaitos faktūros bus matomos irgi senoji sistemoje iki atskiro šiuo atveju pranešimo. Jeigu kiltų klausimų, mes esame visada pasiekiami nurodytais kontaktais, dirbam 24 valandas per parą, jeigu reikia, prašom kontaktuoti ir tikrai spręsim iškilusius klausimus ir tikiuosi bus lengvas startas ir sistema bus aiškesnė ir lengviau bus tiesiog dirbti. Tai iš mano pusės turbūt tiek. Perduosiu žodį Astai. Gerai, ačiū labai Juliui. Tai galim dabar pereiti prie jūsų pateiktų klausimų. Ir pirmasis yra, ar yra kažkoks minimalus laiko tarpas, per kurį padarius klaidą užsakant pajėgumus galima atšaukti užsakymą? Julius gal galėtų tada. Kiek žinau, ne, bijau sumeluot, gal Mindaugas mane patikslins, bet jeigu pajėgumai buvo per klaidomą užsakomi, tai šiuo atveju sistemoje tą pataisyti, bent jau papildomai galimybės iš mūsų pusės kol kas nėra. Nežinau, gal Mindaugas mane pataisys, bet... Ja, aš galiu papildyti, kad, sveiki, prašymas, jisai gali būti koreguojamas tol, kol sistema nepriskiria pajėgumų, ta prasme, tol, kol jisai nėra įgyvendinamas. Kai vyksta pajėgumų paskirstymas, jau prašymo koreguoti nebegalima. Gerai, ačiū. Kitas klausimas. Jeigu teikiama dvipusė einamosios dienos kiekio paraiška, paraiškos pateikiamos skirtingomis valandomis, bet valandinis pasiskirstymas vienodas. Pavyzdžiui, kiekis sudėtas į paskutinę valandą. Ar nominacija bus patvirtinta? Ne, iš karto galiu atsakyti, kad jeigu, tarkim, bus teikiama dvipusė kiekio paraiška ir tai bus daroma einamai parai šiuo atveju ir valandos šiuo atveju vienos pusės ar kitos skirsis, tai bendras kiekis tikrai nesutaps ir bus greičiausiai patvirtintas tik mažesnis. Tai labai svarbu akcentuoti būtent ir valandas, teikiant būtent dvipusės nominacijas. Dėkui. Ar GetBaltic pirkimai, pardavimai automatiškai atsivaizduos kiekio paraiškose? Taip, gal šitą informaciją pamiršau paminėti, nieks nesikeičia, kas liečia GetBaltic, mes iš jų tiek suprekiautus kiekius, tiek visą kitą informaciją būtent iš prekybos operatoriaus gaunam automatu, nieks šitoje vietoje nesikeičia, jūs matysit lygiai taip pat kiekio paraiškose būtent tą informaciją, ar tai būtų, ar jūs įsigijot kažką anksčiau, ar vėliau, būtent tai bus atvaizduojama kaip VTP.lt taške, būtent įsigytas pateikta kiekio paraiška, tik kita sandorio pusė šiuo atveju bus GetBaltic'as. Tai visa informacija šiuo atveju iš jų gausim automatu, nieks toje vietoje nesikeičia. Taip, tas klausimas dėl vienpusės kiekio paraiškos pildymo. Turi kreiptis informuoti jūs pardavėjas ar pirkėjas, ar abi pusės? Įprastai turbūt aš įsivaizduoju užtenka pardavėjo, nes tas bent jau ir dabartiniai sistemoje buvo daroma pardavėjo šiuo atveju iš pardavėjo pusės, tai aš manau, kad šitoje vietoje turbūt mes nesam kol kas nusistatę, ar Mindaugai mes esam nusistatę, kas vis dėlto turi teikti, bet
Taisyklėse turbūt nėra tas apibrėžta, tai Ne. geriausia būtų informaciją gauti iš abiejų šalių, kad tikrai toksai yra susitarimas ir mes tada tikrai galim registruoti tokį sistemos naudotojų porą būtent mūsų sistemoje. Svarbu, kad turbūt paminėti, kad tai nereikalingas kažkoks oficialus kreipimasis. Ta informaciją mes galim gauti ir elektroniniu paštu iš atsakingų sutarties vykdytojų. Dėkui. Kaip veikia kiekio paraiškų importavimas? Juliau, gal galėsim? Juliau, pakomentuosi? Atsiprašau, mikrofoną buvau užsijungęs. Taip, papildomai įkelti būtent galima, naudojant būtent tokį įkelt kiekio paraišką šabloną, būtent jei jūs anksčiau dienomis teikėt kažkokias kiekio paraiškas būtent ir galima tiesiog pasirinkti kaip šabloną ir jį tiesiog išsaugojus tik tai pakeitus būtent norima nominuoti kiekį būtent patalpinti, arba galima įkelti kiekio paraišką ir EDIGAS žinutės principų šiuo atveju, bet jinai turi būti atitikti tam tikrą EDIGAS žinučių standartą šiuo atveju, tai yra ta vadinama mint failą. Tai apie jį plačiau turbūt reikėtų tiesiogiai į mus kreiptis, mes atitinkamai apie tai plačiau papasakotume, bet tą padaryti yra galimybė, tačiau tai turi atitikti tą EDIGAS žinučių standartą, kad sistema apskritai priimtų, nes jūs realiai turėtumėte turėti tą nomint XML failą, susivedus visus kiekius, turėtumėte realiai jį patalpinti čionais ir pateikti. Ir sistema lygiai taip pat apdoros, kaip apdorotų belė kokią kiekio paraišką per paspaudus naują ar per įkeltą šabloną iš anksčiau. Bet tas papildomai reikalauja, kad tai atitiktų tam tikrą standartą. Tai apie jį galėtume papasakoti plačiau, jeigu papildomai, aš manau, į mus kreiptumės, nes tai užimtų laiko tiesiog daugiau. Ir dar yra prašymas parodyti, kaip atrodo einamos paros pildymo langas. Ok, tai vat būtent jeigu aš ir pasirenku, tarkim dabar yra 21 gamtinių dujų para, papildomai, tarkim, iš anksčiau, jeigu yra pateiktų kiekio paraiškų, aš jas tiesiog koreguoju būtent per pasirinktą keisti būtent langą. Ta galiu daryti arba keisdamas bendrą paros kiekį, arba netgi galiu eiti pavalandžiui ir keisti valandinės reikšmės ir taip jas šiuo atveju išsaugoti. Šiuo atveju galėčiau čia nunulint, ją išsaugoti ir tokiu būdu pakoreguoti. Svarbu, ką akcentavau ir prieš tai, kad santakos taške kiekio paraiškos būtent einamai parai gali būti koreguojamas tik ateities valandom. Tai šiuo atveju nuo 10 iki 11 aš turiu galimybę pakoreguoti nuo 1 ir iki 7 ryto esančias dujų valandą šiuo atveju. Kodėl atsiranda tas tarpas? Nes būtent 2 valandų langas yra visada paliekamas būtent sistemai apdoroti jūsų paraiškas, atlikti matchingo procesą su kaimyniniu operatorium šiuo atveju. Tai dėl to yra nuo 10 iki 11 aš teikiu ar koreguoju kiekio paraišką, kuri įsigalios būtent nuo 1 valandos. Tai su santaka tas labai svarbu akcentuoti, atitinkamai ir pajėgumai įsigijami būtent santakos taške yra irgi valandiniai ir jie galioja einamą parą tik tai nuo tam tikros valandos į priekį. Pajėgumų už buvusias valandas ten jau nebegali įsigyti šiuo atveju. Kaimėnų taške šiuo atveju kiekio paraiškos būtent priimamos visom valandom būtent. Orientuojamas yra visada į bendrą dienos kiekį šiuo atveju, bet norint, kad sėkmingai susiderintų paraiškos būtent tiek pas vieną, tiek pas kitą operatorių, labai svarbu, kad tiek teikiant mum, tiek teikiant, tarkim, Connexusui, kad tos valandos irgi pasiskirstytų bent jau tolygiai, tada tas procesas suderinimo būtų sklandesnis, nors techniškai mes žiūrime į tą bendrą paros skaičių šiuo atveju. Tai tiek Latvių sistema, tiek mūsų žinau, kad veikia, jeigu tas skaičius nesidalina iš 24, kaip minėjau, jis pirmom 23 valandom paskirsto vienodą skaičių, paskutiniai valandai palieka jau tą skirtumą šiuo atveju. Labai svarbu akcentuoti, kad būtent pajėgumai, kurie yra užsakyti iš anksčiau,
jie irgi šiuo atveju kartais turi atitikti būtent tas valandinės reikšmes, nes jeigu aš neturėsiu pajėgumų, pateiksiu kiekio paraišką, man iš karto sistema atmesta kiekio paraišką, nurodinama, kad valandinė reikšmė kažkur neturi šiuo atveju pajėgumų. Tai visada dėl to labai svarbu prisižiūrėti tas valandinės reikšmes, norint nominuoti teisingai šiuo atveju. Tai. O pats, kas VTP taškas, bent jau turbūt prieš tai rodžiau, kad nominuojant ten galimybė yra lygiai taip pat visom valandom, nesvarbu, koks tai būtų paros metas. Gal pamiršau paminėti, kad tos virtualiame prekybos taške teikiamas kiekio paraiškos yra priemamos vėliausiai likus pusvalandžiui iki gamtinių dujų paros pabaigos. Tai yra 6:30 šiuo atveju. Tai iki rytojaus ryto 6:30 aš vėliausiai galiu pateikti būtent tas paraiškas, jos bus priimtos visom valandom. Jeigu tai bus daroma vienpusė, nelabai svarbu, kaip tai yra pasiskirstoma būtent po valandžiui, turbūt sistema automatu išmėtys jas. Jeigu daroma dvipusių būdų, jau svarbu, ką pateikia ir kita pusė šiuo atveju, nes jeigu jinai pateiks, bus visur nuliai, o paskutinis kiekis pakabintas būtent visas kiekis pakabintas ant paskutinės valandos, tai tikėtina, kad pirmos valandos bus visos nuliukai, o paskutinis kiekis bus tik tai 57, nes tiesiog bus prisitaikoma ta vadinama lesser rule ir vietoj 1000 pasitvirtins greičiausiai tik tai 57 kW. Tai va, dvipusių nominacijų atveju labai svarbu tas valandas žiūrėti. Vienpusių tos svarbos tiek šiuo atveju nėra. Sueinamos turbūt tiek bent jau. Dėkui. Kitas klausimas. Spalio mėnesio 1 diena yra sekmadienis. Ar bus galima anksčiau atlikti nominacijas naujoje sistemoje, ar tik sekmadienį? Ne, tikrai turiuomenį prisijungti galėsite jau anksčiau, turbūt kitos savaitės aš įtariu jau gal pradžioj. Tai nominuoti, kaip minėjau, galima 7 kalendorinės dienas į priekį, tai tikrai jūs galėsit, kad ir ten 4 ar 5 jau pateikti tas kiekio paraiškas. Svarbu nenominuoti rugsėjo mėnesiui, o tiek pajėgumus, tiek kiekio paraiškas teikti jau būtent spalio mėnesiui. Bet tą tikrai galėsit padaryti jau ir iki savaitgalio. Sekantis klausimas. Dėl dvipusių kiekių paraiškų teikimo. Ar nėra planų keisti, kad kiekis būtų teikiamas visoms valandoms ir nebūtų privaloma abiem pusėm teikti paraiškos tą pačią valandą? Čia turbūt Mindaugų labiau gal klausimus. Tos valandos teikimas, tą pačią valandą pateikti kiekio paraišką, tai čia, kaip Julius minėjo, yra svarbu apie einamosios paros teikiamas kiekio paraiškas. Tai nes jau tada yra lyginamos einamosios paros likusios valandos. Tas yra svarbu pabrėžti, kad, kaip Julius ir minėjo, mes turim kaimyninius operatorius, kurie veikia skirtingais režimais. Tai yra Lenkijos pusėje yra taikomas valandinis režimas, Latvijos pusėje yra taikomas paros dujų režimas. Tai mes sistemą irgi turėjom pritaikyti prie mažiausio laikotarpio, kuris yra vertinamas, ir mūsų sistema irgi iš esmės veikia valandiniu principu. Tai dėl to šitas valandos tai yra taip akcentuojamos ir jos yra tikrai labai svarbios. Tai taip, tas yra būtina pasižiūrėti, kad jeigu teikiamos dvipusios kiekio paraiškos, kad jos būtų pateikiamos tą pačią valandą teikiant einamai parai, bet vėlgi turbūt paprastesnis ir sprendimas, kurį mes siūlom naudoti, tai yra tą patį principą, kurį taikote ir dabar, tai yra, kai kiekio paraiškas teikia tiekėjas, tiekimo įmonė, tai yra dujų pardavėjas, ir turbūt tada yra lengviausiai išvengti šitų nesutapimų. Dėkui, Mindaugai. Kitas klausimas. Ar bus galimybė duomenis eksportuoti Excel formatu ataskaitos pavidale? Čia, Juliau, gal galėsi pakomentuoti?
Papildomai, kiek žinau, visada būna ta galimybė, tuoj dabar šiek tiek turiu pasitikslinti. Jo, aš matau, kad šiuo atveju yra galimybė, jeigu man reikia kažkokio disbalanso informacijos, priskirimų informacijos, aš pasirenku norimą laikotarpį ar kažką, aš visada paspaudęs dešiniu pelės mygtuku galiu eksportuoti duomenis būtent į pasirinktą formatą šiuo atveju. Jie tik tai atrodys taip šiuo atveju, bet taip, ta galimybė šiuo atveju išsitraukti yra ir jinai bus. Ja. Tai ačiū labai. Matau, kad klausimų dar daugiau nėra. Čia ne, tikriausiai klausimų daugiau nėra Q&A skiltyje ir dabar, jeigu yra norinčių, galite užduoti klausimus žodžiu. Labadiena, Jūratė Baravykienė, Vilniaus šilumos tinklai. Norėjau truputėlį pasiteirauti dėl galimybės, jeigu mes teikiam paros, pavyzdžiui, perdavimo pajėgumus, norime papildomai užsakyti, užpildėme ir pateikėme, kol nepriimtas sprendimas, kaip panaikinti, jeigu ir įsivėlė klaida, ar yra galimybė kažkoks mygtukas paspausti, ar kaip galima atšaukti paraišką, kol nepriimtas sprendimas, nepatvirtinta. Čia gal Mindaugai tau turbūt klausimas, aš įsivaizduoju, kad turbūt nėra tokios galimybės bent jau, nebent. Tai kol nepatvirtintas prašymas pajėgumams, jį galima koreguoti. Tai turbūt mygtukas yra keisti arba modifikuoti, taip vėliau, ir jį paspaudus galima patikslinti tą prašymą pajėgumams. Jo, bet jau kai sistema šiuo atveju priskiria, ar tai būtų pajėgumai, ar patvirtinta jau papildomai šiuo atveju. Taip, tai kaip ir minėjau, kad jeigu pajėgumai yra patvirtinti, tai jau jų koreguoti nebėra galimybės, bet iki tol, kol jie yra patvirtinti, patį prašymą galima patikslinti. Gerai, dėkui. Dabar Aušrinė Ruginienė, matau. Noriu užduoti klausimą. Prašom. Sveiki, aš dar noriu grįžti prie tų dvipusių nominacijų teikimo klausimo, nes šiek tiek ne taip atsakėt. Suprantamas yra dvipusis teikimas ir kad reikia pateikti tą pačią valandą, kaip yra tarkim, santakos iš vienos pusės ir iš kitos, kad sutaptų valandos, čia yra viskas labai aišku. Bet klausimas buvo labiau apie dvipusį nominacijos teikimą, kai teikiama apie pardavimą virtualiame prekybos taške. Ir ar ten taip pat turi pateikti tą pačią valandą ir jeigu tą pačią valandą, tai kodėl? Kodėl negali būti tas kiekis paskirstomas visom valandom, nes ten nėra skirtumo, ne, kaip ten tos valandos išsidėsto ir šalis teikti skirtingų laikų, tuo labiau, kad jeigu atsiranda, tarkim, būna tokių situacijų, kai atsiranda netikėtai kažkoks pardavimas ir dar jisai neturi užsipildęs prašymo, kad teikiama iš vienos pusės ir tada tokia painiava atsiranda. Taip, tai pats procesas ar pats reikalavimas kiekio paraiškoms, ar jos yra teikiamos sujungimo taškuose ar virtualiam prekybos taške, jie iš esmės yra taikomi tokie patys ir procesas veikia tuo pačiu principu. Bet žiūrėkit, kiekvienų taške kiekis pasiskirsto per visas valandas, net jeigu tu teiki nominaciją einamąją dieną. Taip? Tai kodėl to nėra virtualiame prekybos taške? Šiam momentui tas nėra įgyvendinta ir mes siūlom tą sprendimą, kai teikiant vienpusės kiekio paraiškas, bet pastaba turbūt yra gera ir mes ją tikrai pasižymėsim ir aptarsim. Ačiū už pastebėjimą. Jeigu ten, suprantat, tie prašymai visi sutvarkyti, tai aišku yra daug patogiau iš vienos pusės, bet atsiranda tokių pardavimų, kurie yra šiandien ir dar prašymo nėra ir reikia teikti dvipusį ir kad išvengti tokių situacijų. Jo, tai tas tikrai yra svarbu ir tą tikrai reikia atkreipti dėmesį dėl tos valandos ir turbūt čia atsiranda
papildomas poreikis pirkėjų ir pardavėjų susitarti, kada tas kiekio paraiškos bus pateiktos. Ir jo, bet jūsų pastaba tikrai gera ir turbūt įvertinsime tą galimybę taikyti panašų ar tokį principą, kaip yra Kėmėnų taške. Ačiū. Ačiū labai už klausimus. Jeigu dar turite klausimų, klauskit. O jeigu nėra klausimų, tai tada nuorodas į prisijungimą prie Amber Flow sistemos mes ir mokymų įrašą atsiųsime jums elektroniniu paštu, o iškilus klausimams visada galite kreiptis pristatymę nurodytais kontaktais. Tai ačiū labai jums, kad dalyvavote, linkime sėkmingo sistemos naudojimo ir gražios jums dienos.